prieš karščius, prieš tikrą vasarą ir laukiančius mūsų iššūkius. Dabar reviziją patikrinti ir tikrai atsiradom laive. Dar kol kas, jau laivas rodo. Viskas veikia. Super. Labai gerai. Tai va, šiandien turim rimtą temą. Vasara, jos iššūkiai, mityba ir papildai. Tikrai taip. Suderinama ar ne? Nes labai dažnai, labai daug kas girdžiu ir man taip sako, tai dabar darysiu pertrauką, nesgi vasara, visko yra, viskas čia vitaminai dabar liejasi laisvai, tai kaip yra iš tikrųjų, pagvildenkim šitą temą, nes tikrai aktuali. Man tai labai patinka, kai savo vitaminai liejasi laisvai, čia nieko man nereikia, bet tačiau, žinai, sakau, o tai kiek tų vitaminų suvalgo? Tai aš asmeniškai irgi prisipažinsiu, aš viską perku savo, neturiu, neauginu, kaimų jau nebeturiu, tai aš kartais netgi abejoju, kokią mes kokybę perkam tų, tarkim, dabar šviežių braškių, arba ten dar kitų ateinančių uogų atvažiuojančių pas mus ir parduodančių. Ir šiaip pagalvojus, tikrai kiekvieną dieną po kokį kilogramą, tai nesuvalgom mes ten visą vasarą tų uogų ar vaisių. Net sakykime, aš iš savo pusės nutriciologinės kilogramais valgyti vaisių net nerekomenduočiau, nes situacija situacijai nelygi, sveikas žmogus gal taip tą fruktozės kiekį ir perdirbtų, bet yra niuansų ir tikrai nereikia tuo vadovautis ir vaisiai ir uogos nėra pagrindinis mūsų maistas, kuris turi būti mūsų kasdien noje. Taip kad neprisidarykim bėdos, o jeigu tie vaisiai dar uogos pirktiniai, tai galime turėti ir nemalonių šalutinių poveikių iš to. Tai tikrai taip, nes bent jau aš pažįstu vieną ūkininkę, kuri augina braškes, ir vieną pažįstu ūkininką, kuris augino bulves, tai žodžiu, bandė eiti į ekologinį ūkį. Tai pasirodo, ekologinis ūkis skiriasi vos keliais tręšimais nuo to įprasto ūkio, bet vis tiek tręšia, kaip sakant, kaip reikia, kad nepūtų, negestų, neliptų ten vabaliukai ir taip toliau. Tai mes, ar tai ekologinis, ar tai ne ekologinis, realiai vos tik porą tręšimų sutaupam, bet vis tiek tų blogų medžiagų tikrai gaunam su visu tuo, ką mes laikom sveikų maistų. Aš susidūrus iš savo pusės norėčiau pasakyti, tikrai buvo ne vienas žmogus, kuris norėjo auginti sveikas tas natūralias braškes, bet skirtumas šitų dalykų yra toks didelis. Tarkim, jeigu purškiant, tręšiant ir taip toliau uogų gali iš hektaro ten sugeneruoti 20 tonų ar daugiau, dabar tikslių skaičių neprisimenu, o šitų tai ten kokius 4 tonas. Tai reiškia, kad labai mažai, kaina būna labai didelė, o jeigu blogas metas lietinga, o jeigu užpuolė kurkliai arba dar kažkokie vabalai, tai reiškia, tu turi tokią didelę riziką neuždirbti. Tai kiek aš turėjau tokių variantų ir atrodė, kaip fainai, kad ir atrodo atgailytų pinigų sumokėjau, bet žinai, kad gerą dalyką perki, bet dėja jie neišsilaiko daugiau nei porą metų. Tiesiog pavarsta žmonės su tuo, nes tikrai labai sudėtingas dalykas. Tai va, ir atsisukim tada į save. Tai ką mes vasarą valgom dažniausiai? Būtų labai įdomu. O bent jau vasarą dažnai būna, tai važiuojam čia, oi, sugedo, tarkim, jeigu kaip dabar šį savaitgalį 34, maistas ilgai neišsilaiko, net ir toj pačioj ar mašinoje, kol važiuojam kelioniai, tikrai ar ten nešamės prie ežero, neišsilaiko, jis tai greitai pradeda šusti ir mes tikrai jo nebenorim valgyti. Ir ką mes valgom, dažniausiai sustojam, greitai kažką, tam, kad užkišti skrandį. Ir tas dešryčių. Aš mėsytės nevalgau jau daugiau nei 10 metų, bet vis tiek tikrai vasarą karšta, nesinori nieko, ką nors, gaivaus, ledų, kur tikrai maistinių medžiagų mažai,
kokio šalto gėrimo norisi, tada irgi žiūri, kad ten irgi vertės mažai. Nu gerai, vaisių tikrai daugiau aš valgau, bet nepalyginsi, kiek reikėtų tam, kad jeigu norim, kad mūsų kūnas užsipildytų tiek, kiek jam reikia, tai nežinau iš tikrųjų, kaip reikia, ką reikia daryti vasarą, kad jaustis gerai ir ypač negrįžti rudenį į depresiją ir į ligų maratoną. Taip, ir labai sunku išlaikyti kasdieninę rutiną, kurią turėjom, miego, judėjimo, mitybos, tai čia iššūkiai dideli, nes tada ryte atsikėlėm, kažkur lekiam, jeigu atostogaujam, pusryčiai klausimas kokie, pietus, jeigu prie ežero, vandens, jūros irgi kiek ten valgom, ir tada vakarienė būna, nebūna, kada einam miegoti, kiek išgeriam vandens. Turim tikrai daug iššūkių vasarą ir nemanau, kad jinai palengvina mūsų organizmui, kaip čia gyvenimo pasakysiu, ir savijautą, ar pagerina. Mes vasarą kaip tik dar daugiau streso savo kūnui sukeliam, nors galvojam, kad šiltas oras ir mums nieko čia nereikia. Ir po to rudenį skundžiamės ir energijos stoka, ir jau rudeniška depresija, ir po to jau aišku puolančiais visokiais virusiukais ar dar kažkokiais nemaloniais pojūčiais, skausmais ir taip toliau. Ir čia liečia ne tik suaugusius, bet čia ir vaikus. Aš labai dažnai iš tikrųjų kalbuosi su mamom, jos sako, tai čia vasara, ten vieną kitą uogą vaikas suvalgo, važiuojam į kaimą, o rudenį jau galvosim, kaip čia stiprintis. Rudenį jau per vėlu, jau nebėra laiko stiprintis, nes jau puola virusai, ypač jeigu išeina į darželius ar į mokyklas, vaikai vis tiek patiria tam tikrą stresą ir jau viskas puola ir jau organizmas nebesugeba užsipildyti tiek, kiek reikia. Tai vasara, manau, yra pats tas laikas, kada reikia dar labiau, stipriau pradėti rūpintis savimi, kad paruošti save būtent atšalantiem oram. Ir aišku, kad nebūtų energijos trūkumo ar ten tokių depresyvių nuotaikų, nes tai irgi rodo, kad mūsų kūnas tiesiog yra išsekęs. Taip, o tiek čia vasaros ir tėra, liko 2 mėnesiai ir jie prabėgs labai greitai. Ir jeigu taip lauksim, tam rudeniui nebebus kada pasiruošti. Nes kūnas tai ne mašina, kuri baka įpyliai kuro, pakeitė tepalus ir važiuojam toliau. Pas mus truputėlį ilgiau užtrunka visi procesai. Jo, biškutį reikia įdėti indėlio kasdieną, kaip sakant, po tabletę, po tam kažkokį judėjimą, po ten valandžikę miego dadėti. Tai ir tik tai maždaug realiai netgi tyrimais yra įrodyta, aš skaičiau vieną klinikinį tyrimą, kad jeigu tikrai žmogus yra išsekęs ir norint taip pilnai užsipildyti ir jaustis gerai, netgi gali prireikti 10 mėnesių kasdienės investicijos į save, kad atsistatyti. Taip. Tai griauti galim greitai. Ruduo atėjo, 1 savaitė ir jau varom kaip tankai ir kad viskas būtų okei. Tai taip nevyksta su mūsų kūnais ir vasarą netgi dar daugiau aš susilaukiu bent jau klientų besikreipiančių su kraujotakos problemom, nes dažnai vandens būna mažiau, daugiau prakaitavimo, mažiau ir maisto netgi, jeigu karšta, jeigu ne karšta, kaip ir gerai, bet vis tiek daugiau padaugėja būtent žmonių sergančių kraujotakos problemom ir kad jiem paūmėja tie tam tikri simptomai. Taip, nes mineralus išprakaituojam, pradeda trūkti kalio magnio širdžiai, jai sunkiau susitraukinėti ir atsipalaiduoti, tai automatiškai apsunkina visos sistemą kraujotakos. Ir ne tik. Ir ne tik. Tai ir šiaip dar noriu pasidalinti prie to pačio. Vasarą irgi dažnai ir trenerių pastebiu ir be sportuojančių žmonių, jeigu dar sportuoja per visus metus, tai labai faina, bet jeigu ne, tai irgi sako, vis tiek vasarą nelaikas pradėti sportuoti ar judėti, kaip mes kalbėjom praeitą kartą, o palauksiu rudens, žodžiu.
Ir daug kas leidžia savo kūnui nieko nedaryti ir aišku, jeigu visą laimę, jeigu yra kažkokie lauko darbai, tai dar bent kažkiek, bet jeigu ne, tai mūsų tikrai su amžium raumenis atrofuoja ir rudenį tada yra dar sunkiau. Ir tikrai buvau savaitgalį tokiam festivalį ir buvo tema apie mūsų laikyseną, apie mūsų raumenis. Jeigu, tarkim, tam tikri raumenis yra įsitempę, kitų raumenų mes nemankštinam, nestiprinam, jie atsipalaidavę automatiškai krypsta mūsų kaulai, sakė, netgi per gyvenimą gali kaulas pasisukti, net ne taip, ne į tą pusę, kaip turėtų būti, ir iš to išplaukia realiai netgi visokie skausmai, dubens, kojų, nugaros ir panašiai. Tai čia irgi prie to, kad mes turim išlaikyti raumenų masę, turim sportuoti, judėti ir judinti ne tik tai tos raumenis, kur mes sėdėm, kaip sakant, ant jų. Ar tik vaikštom? Ar vaikštom, tarkim, kojų tam tikri tik tai raumenys dirba, bet mes privalom būtinai įvesti ir jėgos treniruočių. Ir vasara, manau, yra tas pats geriausias laikas įvesti tas jėgos treniruotės ir kad būtų tas raumenų balansas vienodas abiejose pusėse. Nes irgi jeigu mes su viena pusė, sakom, daug dirbam, o kita pusė, kaip sakant, biški pritarenčioji, biški čia yra, biški čia nėra, tai tada tokiu atveju mes turim disbalansą ir irgi krypsta mūsų kūnas į tam tikrą vieną pusę ir irgi atsiranda skausmai visokie. Tai aišku, galima vaistais užmaskuoti, užklijuoti, kaip sakant, ir su tuo gyventi, bet galima įvesti kiekvieną dieną tam tikrus pratimus, kurie padėtų jaustis geriau. Papildom dar mitybą, būtent ką mes rekomenduojam su Jūrate, maistinėm medžiagom. Teisingom maistinėm medžiagom, kurios taip atspindėtų mitybos trūkumus. Nesintetiniais, natūraliais, iš maisto grandinės, ne bet kokiais. Nes papildas taip pat papildui netolygų ir irgi tą reikia suprasti. Tai va. Ir dabar dar keletą tokių tipsų, kaip atsirinkti teisingus tos maisto papildus. Vienas iš tų dalykų, kurie man labiausiai imponuoja, tai kompanijos gyvavimo metai ir tai, kas toje kompanijoje kuria produktus. Gali pratęsti? Jo. Aš irgi labai dažnai, kai kalbu, sako, oi, atsirado čia naujovė, čia tokia, čia ant bangos, čia tas ir tas. Aš labai atsargiai žiūriu į tuos ant bangos, nes netgi yra tam tikri produktai, kurie yra 20 metų ir dabar tik tai išlenda, tarkim, jų šalutinis poveikis kenksminga žmogaus sveikatai. Tai man irgi yra svarbu tie metai, nes kuo ilgiau kompanija gyvuoja, kuo ilgiau yra tie produktai rinkoje, tuo, man atrodo, yra saugiau juos vartoti, o ne rinktis pagal madą, pagal marketingą, pagal reklamą ir taip toliau. Tai man tie metai yra svarbu ir man, aišku, svarbu kitų žmonių istorijas. Nes patirtis būtent per save. Tai aš irgi labai dažnai pasakoju savo patirtį, kaip aš buvau, atrodo, jauna, bet išsekus, su tuo, kaip pavadinti, chroniniu nuovargiu, man jau šeimos gydytojas rašo antidepresantus, nes biškikas aš jau iš karto verkiu, žinai, menstruacijų visokie nemalonumai, ten cistos, skausmingos, dar visokie, ta prasme, tikrai nebuvo taip, kad tik tai kažkas, bet jau buvo visko po truputį jau prasidėję ir kai man papasakojo vienas žmogus savo patirtį, kad padėjo, aš nusprendžiau išbandyti ir man padėjo ir aš tikrai savo tą istoriją pasakoju daugeliui, kad tikrai aš nebeturiu tų visų problemų sąrašo, kurį turėjau prieš 10 metų. Tai manau, tai čia yra labai didelis įrodymas, kad produktai veikia. Taip, veiksmingumas yra vienas iš pagrindinių faktorių bet kokio papildo. Jisai turi gerai įsisavinti, jis turi būti veiksmingas.
o ne tik įsivaizduoju, kad geriu ir turi kažkas tai nuo to gerėti, jeigu pokyčio nėra. Aišku, galiu dar pridurti, kad yra produktų, kurie yra veiksmingi trumpalaikiai perspektyvoje. Tai irgi, kad jų pradedam vartoti, atrodo wow rezultatas, tačiau ilgesnį laiką juos pavartojus, tas wow rezultatas apsigrėžia ir gaunasi, kad kaip tik mes jaučiam daugiau tų neigiamų šalutinių tų poveikių, negu kad tą teigiamą sveikatos grąžinimą. Arba negalima tam tikrų produktų vartoti netgi daugiau negu 3 mėnesius. Bet per 3 mėnesius mes kartais būna, teisingiau dažnai būna, mes nespėjam organizmą užpildyti reikalingo medžiagom per tos 3 mėnesius. Tai vat čia yra mano, pavyzdžiui, ir Jūratės patirtis, mano beveik 9 metai, Jūratės jau 15-16 kiek metų esi šitoje kompanijoje ir su šitais produktais. Tai va čia jau man yra patikimumas, kai žmonės ilgą laiką vartoja produktus ir ant jų netgi matosi tas rezultatas. Ypač tie žmonės, kurie pažįsta, mato artimiau, nu tikrai, arba, tarkim, klasiokai, 10, 15 metų, 20 nesimatėm ir kai susitinki ir pažiūri, kad tu negeri nei nuo sąnarių vaistų, nei nuo spaudimo, nei kažkokio antidepresantų reikia, nei dar kažkokių priešmenopauzinių, menopauzinių ar dar kažkokių ten preparatų, hormonų nereikia, o visi kiti geria. Tai ką tai rodo? Tai rodo tikrai veiksmingumą ir patikimumą. Ilgalaikį tą patikimumą. Ir tikriausiai mes jau ne kartą įsitikinom, kad tai nesutapimas, neatsitiktinumas, o tai yra kasdieninių veiksmų rezultatas. Nes kai tai darai, tai tada turi rezultatą. Kai tai darai prieš šokom, dažnai žmonės pritrūksta kantrybės išlaukti, nes labai norisi šiame greitame tempe gyvenime to, taip, wow efektą. Išgėriau vieną, mėnesį pagėriau ir turi būti gerai. Nu, taip nebūna, neveikia. Vis tik valgom. Nes mes organizmą nualinam tikrai ne per tą mėnesį, mes jį nualinam per daugybę metų. Tai nereikia norėti, kad per mėnesį viskas užsipildytų. Netgi pagalvojus, tarkim, kiek mes maistą, tarkim, per gyvenimą suvalgom ir jeigu reikėtų tą krūvą maisto tiesiog sudėti atgal į bokštą, tarkim, kiek suvalgom, tikrai manau, kad mes ne mėnesį laiko užtruktumėm, kol mes tą visą krūvą sudėtume. Tai automatiškai mes kūnui turim duoti savo duoklę ir rūpintis ne mėnesį juo, o visą gyvenimą, nes kasdien visą gyvenimą. Paprastas dalykas. Mes kartais nesusimastom, kodėl valgom kiekvieną dieną, 2-3 kartus per dieną, kam to reikia. Kam to reikia? Sprandigi. Sprandį. Tas sprandis gurgė, jeigu nepavalgom, tai... Tiesiog su to maistu turim gauti vitaminus, mineralus. Pas mus organizmas nesandėlys, jisai išsiikvoja, viskas naudojama kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Organizmas, mūsų organai dirba non-stop. Nėra ten pertraukų, neatsigulė kepenys ir širdis pailsėti per naktį, kaip mes čia prigulėm ir galvojam, kad čia pailsėsim. Gerai būtų. Tai mes esam gyvas organizmas, kuris eikvoja visas tas medžiagas kasdien. Tai jeigu mes to negaunam kiekvieną dieną, tai to, tai ano, tai viskas taip į deficitą ir eina. Iš rezervų jau net ištraukiama, iš raumenų, iš kaulų. Tai reikia apie tai galvoti. Atrodo, tai taip paprasta, bet kartu mums taip sunkiai suvokiama, kodėl čia to reikia taip. Man įdomu būtų klausytojų, kad galbūt pakomentuotų, kokia jų nuomonė yra apie tai ir būtent kaip jie mato tą sveikatos prizmę. Ar tai, kad kaip diegiama yra, kad tam tikro amžiaus yra normalu turėti sveikatos problemų, nes visi tai turi. Tai man tą patį sakė ir su migrena, ir su menstruacijom, sakė, pagimdysi, praeis, nieks ten nepraėjo, žodžiu, bet, žodžiu, irgi kartojo, kad, čia visi taip gyvena ir tu taip gyveni. Bet
kai, pavyzdžiui, aš radau produktus, kurie man padėjo išgyventi iš šitų visų problemų, kai aš padėjau savo uošvieniai, kuri krūvos vaistų gėrė ir dabar jaučiasi energinga, laiminga ir tikrai nori gyventi, o ne tik tai laukti kažko tai, žinai. Kai klientų krūvos ir jų patirčių skirtingų atėjo, tai tada supranti, kad ne amžiuje yra esmė. Net atėjo, aš esu turėjusi ir 80 metų močiutės, kurios atrodo, sako, vos paeina, kartais net neišeina iš namų, pradėjusios vartoti produktus, sako, negali parvaryti namo, nes tai daržą tvarko, tai da tą tvarko, tai da ten eina, tai da tą, sako, negali parvaryti. Tai kaip čia, čia amžius ar čia stebuklas? Tai vas man įdomu labai, kaip būtent tie, kurie klausys šitą laivą, šitą įrašą, kaip mąstot jūs? Ar mes čia tiesiog bandom kažką jum įrodyti, ar mes iš tikrųjų, kaip realiai yra, tai su Jūrate dalinamės savo patirtim, norim kuo daugiau žmonių šviesti šitą, kad tai nėra kažkoks tabu, kad tai nėra neįmanoma, tai yra įmanoma. Tik reikia turėti noro keisti šiek tiek savo kasdienybę, galbūt pradžiai pradedant nuo 1 kapsulės per dieną, po to galbūt ir 3, Provitality 4 kapsulės išgerti ir va taip dėti savo papildomą gyvenimo plytą geresniai savijautai. Nes dabar daug kas šneka apie tą ilgamžiškumas, netgi vienas vaikinukas 20 kelių metų pasakoja apie ilgamžiškumą ir kad užtenka tik maisto. Nu taip, kai 21 metai ir neturi sveikatos problemų, tai užtenka galbūt tik tai maisto. Bet kai jau 40, 50, tada pamatom, kad mes turim didžiulį deficitą ir vien maisto nebeužtenka. Nes tas mūsų maistas nemaistingas. Tai va, mes norim pakviesti visus diskusijai. Jeigu jūs galvojat kitaip, parašykit, padiskutuokim, kaip jums atrodo. Ar čia trūksta mums vasarą ar netrūksta, kaip gyvenat jūs. Ir kitą kartą galbūt pakalbėsim giliau, o šiandien taip paprastai apie šitą, kaip čia reikėtų, kaip mes darom, o jūs pasidalinkit savo mintim. Jo, ir ypač labai įdomu būtų, kad skeptikai, tie, kurie netikit, bet būtent jūs pakomentuotumėt, nes jūs esat bent jau pas mane, skeptikai yra geriausi mano klientai. Tik tai užtrunka laiko jiems įrodyti tą tiesą. Tai va norėtųsi pakviesti į tą diskusiją. Ir vasara kaip tik yra nelaikas atostogauti. Galbūt mūsų protui ir labai gerai atostogos nuo darbo, nuo rutinos, bet tikrai ne mūsų kūnui. Vasara kaip tik yra tas laikas, kada reikia pradėti ruošti roges. Žiemai, jo, ir vasarą reikia užsipildyti pakankamai gerųjų maistinių medžiagų tam, kad mūsų kūnas turėtų resurso išgyventi atšalimą, turėtų resurso šildyti mūsų kūną ir būtent apsaugotų mus nuo visų, kaip sakant, nemalonių simptomų, kai atšalo orai. Ane? Ir kad nesugadintų atostogų. Nes labai dažnai būna, kad išeinu atostogauti ir paskui staiga kažko tai kūnas nenori atostogauti, nori lovai pagulėti. Tai linkiu geros vasaros visiems ir būti sveikiem. Taip, būkit sveiki ir lauksim jūsų komentarų. Taip, o dabar sakom ate iki kito karto. Iki. Iki. Dabar tik tai reikia surasti, kur išjungti. Viršai dešiniai pusė turėtų.